Taigi, sveiki. Šiandien parodysiu statinius ir dinaminius tempimo pratimus didžiosiom raumenų grupėm. Visi pratimai atliekami tik su savo kūno svoriu. Važiuojam. Pradėsim nuo dinaminių tempimų. Pirmas pratimas 90 ant 90 klubo rotacija. 90 ant 90 klubo mobilumo pratimas. Jis skirtas klubų ir sėdmenų raumenims. Sėdžiu pozicijoje ir lėtai suku kelius iš vienos pusės į kitą. Svarbu išlaikyti tiesią nugarą ir judėti kontroliuotai, nejudinant liemens. Kvėpavimas, įkvepiu centre, iškvepiu sukimo metu. Antras pratimas tai krūtinės stuburo dalies rotacija iš varlės pozicijos. Šis pratimas skirtas viršutiniai nugaros daliai, pečiams ir klubams. Viena ranka remiasi į žemę, kita keliama į viršų, atveriant krūtinę. Svarbu laikyti pėdas pilnai ant žemės, nugara kiek įmanoma tiesia ir judesį atliekam per stuburą, o ne tik per ranką. Koksgi kvėpavimas? Iškvepiu keldamas ranką į viršų ir atverdamas kūną. Trečias pratimas – Scorpion Twist. Atliekamas skorpiono tempimas. Jis skirtas apatiniai nugaros daliai ir klubų lenkiamiesiems. Gulėdamas ant pilvo keliu koją ir vedu ją per kūną. Svarbu laikyti rankas ištiestas ir atlikti judesį lėtai bei kontroliuotai. Kvėpavimas iškvepiu sukimo metu. Paskutinis mūsų dinaminis pratimas bus kojų mostai. Atliekami kojų mostai. Šis pratimas skirtas klubams ir šlaunims. Stovėdamas laikau atramą ir mostuoju koją pirmyn ir atgal. Svarbu išlaikyti stabilų kūną ir judėti iš klubo. Kvėpavimas ritmiškas ir tolygus. Dabar pakalbėsime apie statinius tempimus. Pirmas tempimas – kelio atsiklaupimas. Knee sit. Atliekamas kelio atsiklaupimo tempimas. Šis pratimas skirtas keturgalviui šlaunies raumeniui, čiurnoms ir priekiniai blauzdos daliai. Atsisėdu ant kulnų ir išlaikau padėtį. Svarbu laikyti tiesią nugarą ir kontroliuoti judesį, neleidžiant keliams per daug išsiskirti. Antras pratimas – sėdimas pasilenkimas į priekį. Šis pratimas skirtas užpakaliniai šlaunies daliai ir blauzdoms. Sėdžiu tiesiomis kojomis ir lenkiuosi į priekį, siekdamas pėdų. Svarbu judėti iš klubų, išlaikyti nugarą, kiek įmanoma tiesią ir nepertempti. Trečias pratimas – balandžio poza Pigeon Stretch. Atliekamas balandžio pozos tempimas, kuris yra skirtas klubams ir sėdmenims. Viena koja sulenkta priekyje, kita ištiesta atgal. Leidžiu klubus žemyn. Svarbu išlaikyti klubus lygius ir judėti kontroliuotai, be staigių judesių. Ketvirtas tempimas tai drugelio tempimas – Butterfly Stretch. Šis pratimas skirtas vidiniai šlaunų daliai ir kirkšnims. Sėdžiu su glaustomis pėdomis ir leidžiu keliams kristi į šonus.